Sveiki sugrįžę į šios savaitės ne į temą epizodą. Jūs klausotės Juliaus Vytautas Meisner, jūsų šios dienos moderatorius. Ir šiandien su manim vėl mano kambaryje yra mano du komoderatoriai. Komoderatorius numeris 1. Sveiki klausytojai, aš Malis, kaip visą laiką su jumis. Ir komoderatorius numeris 2. Sveiki klausytojai, su jumis yra žmogus, kuris ne visą laiką čia, Ignas. Ne, Ir vienintelis čia visą laiką būna. Aš bandžiau kažką įdomus sugalvoti, kad būtų ne taip, kaip tu prisistatyti. Prieš jums tęsiant klausimąsi mūsų tinklalaidės, aš norėčiau įspėti, kad šioje tinklalaidėje yra vartojama visa eilė necenzuruotų žodžių. Jeigu jums tai trukdo, mes siūlome dabar sustabdyti tinklalaidę. Jeigu yra aplinkinių, kuriems tai trukdo, aš siūlau dabar sustabdyti tinklalaidę arba užsidėti ausines. Nebūkite tas žmogus, kuris troleibuse garsiai klausosi Joe Rogan podcastą. Arba būkite su kolonėlėmis. Arba būkite su kolonėlėmis. Būkite, prašau, nebūkite. Ir jeigu jūs paduosite teismą, jūs galėsite kaltinti mus ir bus puiku. Mums nereikia daugiau žmonių, kurie klausosi garsiai kažkokio audio. Eikti savo, aš nepervežu tokių dalykų. Mūsų tikslas yra tapti vieną dieną lietuviškų alfa podcasts. Ok, tai... Žinot, kokios jūsų nuomonės apie moteris? Kaip vyrai šnekantis su kitais vyrais. Jūs esat girdėję apie Fresh and Fit podcastą. Ne? Tai čia realiai tas Peak Alpha Male podcastas. Labiau pyk negu Joe Roganą? Ne, bet jis nėra toks alfa, žinai, podcastas kaip... No. Pamatytum Fresh and Fit. Ne, alfa podcastai realiai yra vyrai šnekas su kitais vyrais ir sako, žinai, moteris labiausiai nori šito. Supranti, aš kaip vyras, kur šneka tik su kitais vyrais ir nesu prisilietęs prie moters per paskutinius 20 metų, aš žinau, kad moteris mėgsta, kai tu atrodai, lyg tavo kauklė yra bežionės. Aš tikiu, kad jis žino, kad visos moteris jau nori, žinai. Va. Visas, kurias negražiai. Ir čia ne tai, kad aš spėjau, ko jas nori, aš žinau. Aš žinau. Procentų realiai. Aš turiu telepatinis gebėjimas, aš skaitau jų mintis. Kalbiškai. Aš paskaičiau vieną knygą apie konmeistrystę ir viskas. Mano didžiausias, ta prasme, aš esu didžiulis fanas šitos mens, Richard LaRuina. Okay, Jis visų pirma, jis nedaro alfa podcast, jis yra bestseller autorius, parašęs The Natural, knygą apie tai, kaip pick up in panas. Ir jis tada vėliau nusprendė tapti video žaidimų režisieriumi. Aha. Ir jis sukūrė Super Seducer. Super Seducer? Super Seducer. Oh my God, aš dabar supratau, apie ką tu kalbėjai. Geras. Tu žinai tą video yra. Ir jis yra toks genijus. Jis yra genijus. Jis yra toks juokingas, man. Nes vienas iš scenarijų, manos pirmam žaidime, kuris tiesiog sėdi savo šitoj kompanijoje. Ir jis tiesiog turi ant savo stalo savęs nuotrauką. Ir jis turi už save savo PhD pakabinės ant sienos. Jis turi PhD? Jis turi PhD. Pikina. Kame? Pharmaceutical. Yeah. A, ne? Jis pharmaceutical. Aš nežinau, ar jis iš tiesų tą turi, bet jis tame scenarijai turi pharmaceutical company. Okay. Ir jis už savęs turi pharmaceutical PhD. Aš galvoju, čia jis IRL realiai, tai Aš turiu... Tai prasme, protingas, charizmatiškas ir turiu... Nes jis eina į vaistinės ir bando pikinti up girls, taip ir išmoko. Jis dėl to natural. Mergy, tau reikia Jis žino daugiau apie vaistus, kad galėtų su jom, žinai, kažką bendro turėti. Kad galėtų geriau pikinti up. Čia viskas logiška. Oh my God. Bet ne, jo šiaip darbas pagrindinis yra realiai coachingas žmonėm, kaip ta prasme datint, Okay. kaip minglin. Manau, kad jeigu tu perki coachą, kuris sapa pikinti up girls, tau jau yra over tiesiog. Ne, man rodos, tu supranti, kur yra tavo weak points, ir tu nusprendai, gal reikėtų prisitraukti kažką, tai kas parašė knygą bestsellerį. Ir nuotrauką savo stalo. Jo, nežinau, tas scenarijus man visada taip pat iššauna į galvą, nes jo paties nuotraukai, kaip jis šypsosi. Bet čia buvo big brain games, bet... Buvo du atvejai, kurie aš prisimenu. Vienas, kad nėra kažkoks antram žaidime, yra pirmas scenarijus ir kažkoks yra
tipo, kažkur toli nuo miesto, kažkoks yra patija, tenais, ir ten, tipo, restoranėlis. Jo. Ten važiuoja su tanku. Jo, visas intro yra tipo. Ir tada išvažiuoja tankas. Ir, tai, Tavo muzika pradeda groti. ir jis atvažiuoja iki to restorano, ir jis toks sako, ačiū Tomu, kad pavežėjai. Ir tada jis toks nueina ir jis toks, panikė. Reikia prisėsti ir pasakyti, pisam. Ir tada, žiūrėjau, geras buvo, kuris, tipo, aš galiu sutraukti savo kiaušus į vidų, kad man neskaudėtų, kad tu juos rengsi. Tai ten buvo tas žiūrėjau, geras. Toks flektas. Čia žiūrėjau, fleksas. Ir tada paskutinis buvo, kad jis toks, oi, jis kažką kalba su pana, tipo pats galas, jis sako, aš duosiu savo numerį, kad mes susisiektume. Ir sako, o koks tavo Steam username, sako, kas yra Steam? Tu reikia Steam yra, eik šiek. Ir šitą eina. Yra taip jokinga, nes per visus savo žaidimus jis tas pagrindinis veikėjas. Jo. Bet jo vaidinimo gebėjimai yra daug maž tokiame lygia kaip gėjų pornografijos. Tai čia tobulą, Taip. kad nebūtų per daug. Man realiai čia yra tobulas tas lygis, kur tipo pradinukas vaidinimo labai stengiasi būti rimtas, bet kad būtų žiauriai jokinga, nors tai nėra tikslas. Ne, čia yra puiku. Super Seducer žaidimai, man rods, niekam nepadės susirasti tą prasme partnerio, bet žiauriai jokingi. Ir ten tiek daug įdėta, ta prasme, biudžeto ir darbo. Ne, ta prasme, kad pagalvoju, kiek reikia įrašyti kartu, nes ten yra, kiekvienam tam scenarijui yra, kokie Čia kaip pasirinkimų kažkur. Yra pilna pasirinkimų, į kuriuos yra įrašytos reakcijos ir kiekvienas fail state'as turi savo kaip ir fail state'o po to tokį Post monologą, tipo, jo, tu debilas. Tipo, pasiūlyti, jei, ta prasme, Sieksin. seksi, gatvėje nebuvo gera idėja. Pasakyti policininkai, kad tu gali ją suimti, nebuvo labai protinga. Meluoti jai apie tai, kad tu priklausai CIA, kai tu aiškiai esi užsienietis, irgi nebuvo puikiai mintis. Na taip gaunas, kad kelis kartus filmai reiškia vos. Jo. Jo, yra žiauriai jokinga, nes tie fail state'ai, jie realiai tie monologai būna ilgis, tu daunas. Ir pailgėja kartais iki realiai tokio ilgo paaiškino, jo, aš manau, čia nebuvo protinga, gal kitą kartą reikėtų Kitaip elgtis. Jo. Ir ten visą laiką būna, kad tie postmonologai būna kažkokiam angare vos ne, kur ten pridėta ten įvairių ten vaisių, užuolaidos pakabintos, skėčių pridėta. Jo. Ir vienas su savo ten dviem bitches ir tada su... Ne, būna, pačioj pradžioj ten, ta prasme, visos sėdė merginos, ladies. Tada visais post monologais, tada jis sėdė dažniausiai su savo komoderatorė, asmenės moterį pasikeičia, su kuria komentuoja. Bet tada taip pat būna tie bodyguardai, kurie stovi ir jeigu fail state'as, tai tie bodyguardai jau ruošiasi jį sumušti. Ten su beisbolke, su kumiriais. Jis tipo vienas laiko, kitas jau taikosi su beisbolke, kaip čia užvošt gerai, jam už tai, kad jis pasakė, tu alergiška manderinams, va gaudyk. Tokie dalykai. Tas žaidimas tie žaidimai yra kažkas something. It's something. Bet kaip jūs taip gerai atsimena, jis gan senas, man atrodo. Aš tiesiog atsimenu vienu momentu, jis buvo žiauriai populiarus. Su viso žaidžiu, kaip žaidžiu. Jis buvo žiauriai populiarus transliuoti streameriams. Ir aš kažkaip tuo metu labai daug kompiliacijų buvo streamer. Ir aš tiesiog buvau, pasižiūrėsiu. Ir ten geriausi momentai iškirti. Ten būna, pavyzdžiui, toks, pasilenk kažką paimti nuo žemės ir pabandyk pasižiūrėti po jos jauną, ir aš kas čia per žaidimas. Jo, čia realiai in the office dar. Working environment. Ir tipo, aš netyčia numečiau savo pieštuką, gali man prašau pakelti lamą. Ir tada jis tipo sėdi ir, kaip man būti kiek įmanoma mažiau obvious. Ir jis toks... Va taip stiebėsi per stalą ir žiūri. Ir tam pirmam scenarijam, antram žaidime taip pat yra galimybė, kad tau skambina, kol tu bandai tipo šnekėti su merginom. Ir
ar tu pakeli, ar sakai, ne, aš čia užsiėmęs. Ir jeigu tu pakeli, tu turi pasirinkimą nuvažiuoti prie missile launch sites ir paleisti raketą į convention center, kur susitikime šiuo metu yra visi žmonės, kurie tave kritikavo ir juos susprogdinti. Ir tu gauni secret endingą, kad man nereik mergino, man reikia keršto. Čia geras planas. Aš turiu antrą žaidimą. Ir tavas... Jie nėra brangus. Tu žaidėjai? Jo? Jie nėra brangus, ne? Tai tu jau Super ar gali savo vadinti realiai. Jo, taip. Čia titulas, ne? Aš esu supasėdį. Man vien tik jo vardas yra, ta prasme, toks tobulas, Richard LaRuina. Tu su tokiu vardu, tu jau gali sakyti, jo, mano vardas yra... Skamba kaip Kazunovas vardas. Aš esu Richard LaRuina. LaRuina. Turiu žmoną labai gražią. Gerai užsidirbęs žmogus, gerai gyvena. Tai pasiteisina. Gameris, dabar labai deda daug dėmesio, skiria savo mitybai, sportui. Aš dar skuriu Tai jis atrodo toks visai... Ne, taip, jis padarė netgi realiai tokį, koks buvo jo kūnas, kai filmavo Super Seducer 3, jis buvo realiai toks chubby šiek tiek, ir tada kelis mėnesius po to, gal net mėnesius, gal metai po to, jau jis realiai, jau six-packas gana matos, tos žmogus, tavasme, normaliai dirba. Okay. Nu, kad išlaikytų statusą. Bet man rodos, jis sakė, jis dabar nebekur žaidimo, nes po to, kai Super Seducer 3 Steamas be priežasties tiesiog nusprendė išmesti iš Steamo ir nebeįleisti. Ne. Kaip Steamas išmetė tokį žaidimą, bet jis leidžia milijoną savo hentai žaidimų. Sex with Hitler. Sex with Hitler. Hentai Fury Hitler game. Yes. Hentai Fury Hitler game. Gerai, aš šitą turiu užsirašyti. Aš nežinau, ar toks yra, spėjau tiesiog. Bet čia blogiausiai tie tagai tokie, žinai. Surasti šitą procentą. Gerai, ar mes norime prieiti prie temos, kurią Voba mūsų moderatorius pasiūlės? Aš noriu su jumis pašnekėti, nes šiuo metu... Mes esame visi studentai. Mes visi studentai ir mes šiuo metu visi esame įtampoj. Iki tokio reikia, kad aš susiradau va šitą. Kas čia yra? Čia yra papildai patiriantiems įtampą. Nes mums artėja sesija. Pajabat. Dar neprasidėjo. Na, neprasidėjo, bet artėja. Dar poilsis, Dar poilsis, dar ramu. Man už 3 dienų egzas. 5 vakaro. Ui, geras laikas. Ir aš norėjau su jumis pašnekėti apie sesiją. Kiek valandų rašys? Aš noriu trumpai perėti. Kiek valandų rašys? Tai... aš tai dažniausiai parašau per pusvalandį visus savo egzus, nebent jau labai būna, ta prasme, ilgi. Pusvalandį? Per pusvalandį, dažniausiai. Bet aš noriu su jais pašnekėti. Mes jau esame atsidėję semestrų nemažai. Jo, mano paskutinis. Nu, semestras paskutinis? Ne, tavo kursas paskutinis. Daugiau sesijų nebeturėsi. Nu, paskutinė sesija, bet ne paskutinis semestras. Techniškai. Turėsi dabar. Semestras su sesija, va. Jo. Mes tipo nebeturėsim sesijos, nebus egzaminų paskutiniams dalykams. Praktika bus. Bus praktika. Bakalauruose. O, tas pasikrasimus. Nu, aš turiu pilną dalykų, manos, kurie su egzais baigėsi, tai. Okay. Tai bus litke. Aš noriu jūs paklausti, prieiti, kaip jūs ruošitės sesijai ir kaip jūs pereinat šitą laikotarpį. Kad jeigu mūsų klausosi kiti studentai, mes galėtume irgi jiems duoti, žinai, tokių nenurodymę, bet, žinai, pamastyti, kaip jie galėtų geriau tvarkyti su sesijos stresu. Kad daug studentų mus žiūri. Nu, gerai. Tikiuosi vienas studentas žiūri. Tai skelk. Mano būdas yra toks, kad aš pradedu ruoštis egzaminui kokiom 5 ar 7 dienom iki egzamino. Tai pasimokau. Čia pavyzdinga. Pasimokau kažkiek. Nu, kiekvieną dieną pasimokau kažkiek. Dažniausiai būna daugiausiai mokymas jau ant galo, žinai, kai lieka mažiausiai dienų, bet, žinai, bandau pradėti kuo anksčiau, bet kadangi egzaminas būna, man būna kokie anksčiau 5 egzaminai sesijai ir kitas egzaminas po kito būna ten kokių 3-4 dienų tarpe, tai dažniausiai lieka ten 4 dienos iki kito egzamino pasimokyti.
Tai va toks, mano mokymas. Tai ta prasme, tavo Kokias metodika yra- 4 dienas jau Okay. mes mokyti, taip po kelias valandas. Ir, Okay. nu, Dabar kėtis ko geriausia. mano metodika yra, kad jeigu visų pirma, susikūrė tokią situaciją, kur optimaliai tu iš nereikia laikyti egzaminą. Jeigu tu gali tokią situaciją, nes aš nežinau kaip jūs, bet pas mus, pavyzdžiui, yra dažnai, kad tu gali susirinkti balus prieš egzaminą tiek, kad to nereikia to egzamino. Kai kurie dalykai turi, jo, bet dažniausiai vis tiek reikia rašyti Ne, egzaminą. nu, jie yra kartais pasiseka. Kartais pasiseka, kad arba tu susirinkti kiek įmanoma daugiau, kad tam nereikėtų susuoti egzaminą. Pas Nu. mane nebūna šansų dažnai taip, kad tu gali nerašyti. Ten vienas koks kitas kursas labai retai. Bet dažniausiai tiesiog egzaminas būna 5% viso kurso ir tiek. Pas mus fakultete yra aiškia nuostata, kad turi būti atsiskaitimas raštu vienas ar kitoks. Jis turi būti įvertintas teigiamai, kad tu galėtum baigti kursą. Mhm. Tai pas mus neišvengiamai, pas mus vienintelis dalykas, kas būna, kad kartais vietoje egzamino pasako jūsų atsiskaitimas raštu bus, pavyzdžiui, jūsų rašto darbas. Aha. Ir Čia kaip nebus tokio, projektas vos netoks. ir nebus tokio dalyko kaip, ta prasme, egzamino in person. Arba kai kurie sako, gerai, jūs man tiesiog atnešat vos ne ant lapo savo kokią temą pasiruošėt ir mes apie ją pasišnekam, nes aš noriu žodžiu egzaminą, bet man reikia kažko raštu pagal nuostatas. Nu, čia toks specifiškas tavo studijom, žinai. Mhm. Jo. Tai čia pradinis, bet tai ne visą laiką gaunas. Tai tada, kai jau ateina laikas egzaminui, tai yra du variantai. Tu arba lankai paskaitas, arba nelankai paskaitų. Jeigu tu lankai paskaitas, tai tada tu neturi daug nervintis. Aš nelostu, nėra dažnai skirtumą, ar tu lankai paskaitas ar ne, žinai. Na, Labai aš turiu minti paskaitas apie teorijos paskaitas. Taip. O pratybos tai jo, tada sunku, jeigu nelankai pratybų. Nu, Pas mus bent jau būtinas lankyti. priklauso nuo paskaitų, nes kartais, pavyzdžiui, kai kurie dalykai neturi pratybų, arba kai kurie paskaitų dalykai yra nelabai kokybiški. Ir Kas dažnai būna. Kartais bandyti išmokti kažką, įsisavinti yra tiesiog lengviau savarankiškai. Bet strategija yra, jeigu kažkas turi konspektą, tu gali konspektą. Jeigu Benas yra padaręs konspektą, tai tu paprašai Beto konspektą. Pas jūs irgi yra Benas, kuris labai gerai mokas. Pas mus irgi lygiai tas pats yra Benas, kuris yra gerai. Benas greitas mes jį vadinam. Benas greitas. Todėl, kad jis Pas mus Benas dėdė yra. studentas, kuris yra baigęs mūsų kursą ir turi kortelę špargalkės visiems dalykams ir jis sugėlės į vieną folderį ir kad tu jo paprašai, jis sako, duoda tą špargalkę. Ai, tai jis nėra jūsų kaip ir kursiokas. Ne. Bet tu tiesiog parašai jam, Benas, kažkaip Benas, ir tu gali man pradėti Supratau. Ir jis sako, sen, Don Benas. Aš jūsų pasiėmiau ragą. Aš jūsų prašau jūsų konspekto integralams. Konspektų krikštatės Benas. jis yra legenda. Jis yra legenda. Tas metu patenki į bėdą į savo padėtų, bet ką išspręsti realiai. Bet kokia kaina? Bro, jeigu mane Kokia kaina? Jeigu mane į Askabaną išvežtų, aš galėčiau prašyti Benų ir jis tikrai susirinktų komandą, kad mane išsiunčia. Jis turi konspektą, ta prasme, turi aprašęs visą layoutą kalėjimo, tu žino, Turi blueprintą. turi visus, ta prasme, laikus, kada keičiasi pamainos, šitus ar Tai tu šitą darai, arba jeigu visas šitas nepasiseka, tada, kad ir kaip galima pasakyti, turi sėdėti mokytis. Turi sėdėti Turi mokytis. sėdėti ir mokytis, tada tu tiesiog pasiemi, bandai jeigu yra pavyzdžiui kažkokie egzaminai praeitų kursų, tai tu jį nepabaigios, jeigu ne, tu tiesiog bandai, jeigu yra įrašai paskaitų, pusantro karto greitį, 2 kartus greitį praeini. Ačiū Dievui yra, kad galiu pasirinkti greitesnį žiūrėjimo būdą. Jo. Nes jeigu nebūtų 1.5 greičio, tai Yra, jokingiausia yra Daug dėstytojų, praeis, kurios gali be problemų žiūrėti ant 4 kartų greičio. Nes jie kalba. gerai, pas mus dar nėra tokių, bet max 2 bandžiau kažkada, bet jau sunku buvo. Pas mus yra tokių dėstytojų, kurie kalba biški, bet ta prasme daug kalba, bet mažai pasako. Arba kalba labai šokinėja tarp temų ir tu toks, kažką aš klausaus. Bet yra įdomu, aš skaičiau straipsnį, kad žiūrėti paskaitas 1,5 ar 2 kartų greičiais
praktiškai nepraranda klausytojų ar žiūrėtojų šito žinių. Jo. Realiai yra praktiškai beveik tas pats įdirbis, jeigu tu pagreitinę žiūri tas paskaitų Jo, įrašus. aš manau, taip. Nu, nes daugumą dėsiu, tai tiesiog labai lietai kalba. Dažniausiai. Nu, dėl to, kad kai tu dėsi, tu tikriausiai tu išmoksti tos tokios diktikos. Profesionaliai kalbėti. Tu išmoksti tos diktikos, kad ta prasme, kad kalbėti taip, kad būtų suprantama visiems žmonėms. Nes tikriausiai blogiausias dalykas, kokį tu gali padaryti kaip dėstytojas, kad tu kalbi taip, kad tavęs niekas nesupranta, ką tu sakai. Bet tai, kad ką Bet, negalvoju, tas stekmai būna, kad niekas nesupranta. Šiaip taip pat dėstymas išlikęs, koks yra Lėčiau iš anksčiau, kad tu turi šnekėti greitai, nes tu nori užpildyti, tą prasme, savo paskaitą laiku, bet tu negali šnekėti greičiau, nei tavo studentai gali rašyti. Jo. Tu turi šnekėti tokiu tempu, kad užtektinai greitai, kad nebūtų per daug pertraukų, Įdomus toks dalykas. bet tu iš esmės šneki tokiu pačiu tempu, kaip tavo studentai rašo. Įdomu pasakyti, kad apie rašymą, ką dėstytojai sako. Aš realiai tokį dalyką dariau, tik tai gal pirmam kursą dariau ir tada buvo ten porą dalykų, kuriuos irgi reikalauja, kad rašyčiau, ką dėstytojai sako. Bet šiaip dažniausiai nieko nerašau, ką jie, žinai, sako, nes viskas būna paskaitų konspektuose, žinai. Jo, aš rašydavau. Ar jūs rašot, ar ne? Jeigu man labai įdomus dalykas, aš tiek užsirašau. Tiek, aš ten 2 puslapius užsirašau per vieną paskaitą. Aha. Bet kai aš būnu dėjęs, tai aš sakau, aš turiu labai talentingų kursiokių, kurios daro nuostabius konspektus. Ačiū Jums už tai, kad Jūs mane pratempėt kiekvieną semestrą pro 3-4 dalykus. Jo, čia visiškai fair. Nes kažką noriu pasakyti, bet visiškai prašau. Dar dalykas, kurį aš siūlau visiems išsiaiškinkit, kokio pobūdžio jūs esate studentas, kaip jums mokytis yra patogiausiai. Jo. Tai yra išsibandyti, ar reikia klausytis, ar reikia skaityti, ar žiūrėti, ar pačiam rašyti, ar pačiam, ta prasme, treniruotis darant pačiam išsivedinėjant. Tokie dalykai, vis pirma savo mokymosi metodą išsiaiškint. Bet aš sakyčiau, Ja, čia yra menas išmokti mokytis. jo, bet tikriausiai aš sakyčiau, kad dauguma žmonių tinka tas pats, kad tiesiog reikia daryti, tiesiog reikia rašyti. Reikia praktikas. Reikia rašyti, jeigu tu sprendi matematiką, tu turi spręsti matematiką, jeigu tu rašai kažkokį tekstą, tu turi rašyti tekstą, jeigu tau reikia, nežinau, rašyti rašinius, tai tu turi prasipraktikuoti rašydamas tiesiog kažkokius pastraipas, panašiai. Nu tai va, Priklauso dar, kaip tu nori išmokti. Ar tu nori išmokti tiek, kad atsiskaitytum ten egzaminai ir tiek, ar tu nori realiai išmokti, kad paskui galėtum panaudoti tą, ką išmokai. Tai jeigu tu nori pasinaudoti tuo vėliau gyvenime, tai manau reikia pačiam rašyti, kad tada suprastum logiką, žinai. Tai jo. Visko. Nes jeigu tu tik klausai, tu, šitą pagaunu, bet paskui tu to nesupranti giliai. Bet realiai, jeigu Ir tu labai greit pamiršti. mažai tikėtina, kad tą pavyks išlaikyti gerai. Jo, tai tau reikia tiesiog... Gerai, bet tas kas to iš vis pavyks išlaikyti. nu priklauso, Čia nuo žmogaus priklauso. yra žmonių, kuriems užtenka realiai išklausyti paskaitų ir seminarų, Jo. viskas jiems gana, nieko jie nerašo, neskaito, viso. Ir yra žmonių, aš, pavyzdžiui, netgi kai gaunu konspektą, aš dar kartą savo persikonspektuoju, dar sutraukiu per pus, kad būtų apimtis mažesnė. Nes žmonės labai plačiai rašo, kai jie rašosi per paskaitas, tai aš tiesiog sutraukiu pagrindinius punktus ir man tada jie įsimintiniausi lieka. Arba kiti žmonės tiesiog permeta medžiagą naktį prieš vieną kartą akimis ir gali išlaikyti. Yra žmonių, kurie turi geresnę tokią kaip staigę atmintį, Yeah. kurie gali, kad jiems užtenka to karto, kad jie kartą perskaito ir jie gali atgaminti. Dauguma žmonių tos tiesiog neišeis, nėra realistiška taip manyti. Daug surašinėjimo, man dažniausiai kaip būdavo, aš visą laiką ateidavau, kai semestras prasidėdavo, aš būdavau toks, aš susirašinėsiu. Dirbsiu, susirašinėsiu, praeina 2 savaitės, nieko nesusirašinėsiu. Ja, tiesiog. Susivokiu, kad tiesiog... Ne, jeigu tu per pirmą paskaitą nesugebėjau užsirašyti, tai jau sunku bus vėliau, žinai. Tau reikia nuo pat pradžių pradėti. Man ypač, pavyzdžiui, šį semestrą aš viską prasirgau realiai. Viską prasirgau. Nu, Ir kai tu turi tas spragas ir į kažką tai nurodinėja, ką aš šnekėjau praeitą kartą ir tu to neturi, ir tu tada tą dar bandai užsirašyti, bet jie labai trumpai užsimena ir tada tu, aš tiesiog nėra prasmės man kažką bandyti rašyti, nes aš neturiu. Sergi tu nenori rašyti, kai sergi kažko, nes tau bloga būna.
kai užsimena kažką iš tos paskaitos, kai tu nebuvai čia ir tas pats jausmas, kai tu sprendi kokį uždavinį ir sako, tai pagau, praeidų uždavinį atsakymą, įspręskite šitą. Ir tu toks, ir tu neįsprendi praeidų uždavinį. Jo, pasiūlas tam praeitų uždavinių sprendimų. Ir neturiu jokio sprendimo. Tai šitą, tada prarandu šitos kažkokius irgi. Tai man priminė tos uždavinius, kur būna, kad vienas uždavinys ir tada 6 punktai, ir ten kokie 3 punktai susijęs su praeitų buvusiu punktu. Jo. Nepašnesa. Tu vieną nepadarai iš karto. Negali pagauti kažkurio kito. Prarandi. Ir susakyti. Jo. Ir tada tu toks, šūdas, nieko negaliu padaryti. O aš norėjau paklausti jūsų, kaip jums geriau mokytis, ar tyloj, vienam, ar su kažkokiu triukšmu. Čia žiauriai geras. Aplinkoje, žinau, publikoje. Aš žinau, kaip. Ta aš jį pradėsiu. Man reikia tylos. Vienintelis dalykas, kas tai pakeičia, yra mokyti su kažkuo kitu. Tas krepždėjimas, kaip kažkas kitas irgi kažką dirba, tas man netrukdo per daug. Ir kas atsveria tą triukšmą man. Aš dabar pradėsiu čia dar kartą kapoti, tai čia bus žiauri nesąmonė. Man tai... Visi keliam kartu. Man tai irgi vienam paprašiau dirbti, mokytis ir dažnai aš dar klausau muzikos, pavyzdžiui, lo-fi kokio, kad būtų kažkoks triukšmas ausyse, kad aplinkiniai garsai manęs netrukdytų, žinai, nes vis tiek važinėja mašinos bent jau prie manęs. Tai aš girdžiu kažką tokio, tai tiesiog, kad būtų ten monotoniška tokia muzika, kad man reiktų galvoti, man padeda gal lengviau susikoncentruoti. Aš dažnai dar su kitais, žinai, aptariu, ką mokusi, žinai, su savo kursoriais. Tai sakyčiau, vienas mokusi, kaip čia pasakyti, gyvai, bet šiaip ir su kitais, žinai, dar dirbu. Tai sunku pasakyti, tai vertant iš tikrųjų, kas geriau man būtų. Šiaip niekada nebandžiau susėsti ant kokiai bibliotekai, žinai, ir 4 ar ten 5 mokytis kažką. Man labai keista, kad jūs sakote, kad jums tie gaunasi su žmonėm dirba, man atvirkščiai. Man labai, kai būnu su žmonėm ir kai aš kažkaip, visą laiką jaučiu, kaip esu su žmonėm, aš jaučiu tą potraukį su jais bendrauti. Ir aš tada tiesiog, aš jaučiuosi, kad buvimas su žmonėm reiškia bendravimas. Reiškia, turi bendrauti, kažkaip palaikyti tokį kaip... Man tas darbė jaučiasi. Man tas darbė jaučiasi, žinai. Ir aš nenoriu dirbti. Negaliu dirbti. Ir aš visą laiką jaučiu spaudimą pabaigti. Nebent aš dirbu prie grinai to pačio dalyko ir tas dalykas įeina į tą bendravimą. Tai, pavyzdžiui, mes dviesi bandom diskutuoti, kaip parašyti kažkokį dokumentą. Ir tada mes kartu rašom tą dokumentą prie vieno kompo, čia tada dar nieko, nes tada tu iš karto tą darai. Bet, pavyzdžiui, kalbėjai apie gyvą buvimą kartu, ar rašymąsi? Gyvą. Jo, gyvo, tai suprantu, bet kai tu rašais kažkaip lengviau tada, nes... Ne, kai tu rašai, nenukreipsi taip dažnai kažką kitą. Rašymas nėra tas toks gyvas bendravimas. Tai yra tas toks iškarpytas procesas. Žinutė išsiuntė ateina. Kai tu bendrauji, nėra to išsiuntė ateina, tu tiesiog tai yra toks jau tiesinis procesas. Man dar plus, man turi būti toks labai kontroliuotas kiekis triukšmo. Vos ne. Kad aš visiškai to dirbti negaliu, nes aš žiūriu, kad aš būčiau nukreiptas, mano mintis mane nukreips, jaučiu, mano dėmesį. Bet to pačiu aš negaliu klausytis, pavyzdžiui, muzikos lo-fi. Aš esu bandęs, aš jau susifokusuoju lo-fi. Aš pradedu klausytis muzikos, aš esu, šitas trakas fucking bangina. Geras, man atvirkščiai, vos, tu taip paaiškini, kodėl man lengviau su lo-fi susikoncentruoti, nes aš tada savo minčių negirdžiu. O tu atvirkščiai, vos, ne. Man reikia mokytis, ką čia veikia šitos mintis. Jo. Aš tiesiog, aš klausausi, ar aš pasileidžiu kokį jazz beat, ar šitas fucking... Layton jazz mixas. Jo, šitie būtų. Ne, džiazo. Kinda bangeris yra. Džiazas per daug aktyvus būna. Reikia ramesnio kažką. Tai aš kaip dažniausiai dirbu, aš nueinu į kavinę kokią, į kokį kafeiną, žinai, tokį gerą kafeiną, atsisėdu, yra pakankamai biškai triukšmo, kad žmonės kalba, ir ta muzika, kuri yra žiūrėjau prastos kokybės, nes nesigirdi pilnai. Ir aš sakau, kažkaip, man tas triukšmas pašinė, man žinai, kur geriausiai dirbasi? Paskaitose.
Jo, Aš pasileidžiu kopą, aš jeigu zupas kitas, aš kažką kitą darau, man tai gerai jo, čia realiai, ką aš norėjau pasakyti, ko žiauriai reikia, labai svarbu yra bet kokiam mokymosi būdai, yra susikurti aplinką, kurioje būtų kuo mažiau trikdžių. Jo. Kuo mažiau dalykų, kurie gali nukreipti dėmesį nuo tavo darbo. Už šitą procentą išjungkite Facebooką, išjungkite telefonus, neišjungkite telefonus, bet išjungkite, kad jie nevibruotų. Aš išjungęs garsą ir aš turiu programėlę, kuri iš esmės nusako, jo, Forest, Jo. kad tiesiog, tu neeitum į telefoną, tiesiog tau tuoj pat primena, tu tiek užsistatėjai laiko mokytis, tai neik į telefoną, visus tabus užsidarai, kurie nesusiję su mokslu, Jo. užsidarai Discordą, užsidarai Steamą, viską, tu net nenori eiti realiai į savo tą desktopą, nes tu nenori pamatyti visų programėlių, kurias galėtų pasakyti, aš esu vienas paspaudimas ir aš galėčiau veikti kažką kur kas fainesnio. Jo, ir dar būtinai turėkite omeny, kad vienas dalykas, kuris mane, ką aš esu pasidaręs, pavyzdžiui, išjungkite tiesiog, čia bendras patarimas ne tik mokslai, išjungkite savo, pavyzdžiui, Facebook'o notifus, Messenger'o notifus. Oi, aš Tiek laiko sutaupo. Aš Facebooką ir Twitterį deinstaliavau, nes mane visų pirma nervino. Visų antra, tie notifai pastovus. Tu kai kurių notifų negali atsikratyti paprasčiausiai. Tai va, aš Messenger'į išjungęs visus notifus. Tiesiog, kad Tiesiog ir tau parašo, kad jis, Aš to pasižiūriu, tada pasižiūriu. Aš pasižiūriu pakankamai dažnai, tarsi, kad stengiuosi kas valandą pasižiūrėti, bet ta prasme, jeigu nėra, tai nėra. Mane labiausiai nervina, kai tu kažką darai, tai ta... O ne, aš garsą praktiškai visada esu išjungęs telefoną, bet aš dažnai tikrinu. Tai va. jeigu tu garsiai turi tuose, Aš ne. tau kažkas Vibracija, bet man visiems. Savšne, vibracija daro, bet jeigu tu garsą turi notification, tai... Nebent tu ten 24/7 kažką rašai su kažkuo kitu, tai gal dar suprantu, bet kitaip tau kažkas buvo. Dar vienas patarimas, pakeiskite darbo vietą. Aš 100% rekomenduoju visiems, nueikite dirbti kavinę. Jeigu jums kažką su laptopu reikia daryti, arba reikia tiesiog susirašinėti. Manau, šiaip geriausia vieta, tikriausiai biblioteka, nes ten dažnai eina kiti studentai ir jie dirba ir tavo ta psichologija vos ne pradeda veikti, kad kiti dirba, tai ir tu turi kažką daryti. Jeigu studentas, Vilnius studentas, ar Vilnius universiteto studentas, arba Vilnius studentas, nueikite jiem kitą, tai ir žiūrit, tvarkinga biblioteka. Realiai, kodėl mes šiandien dirbame iš čia, nes visi ruošiasi sesijai. Jo, ir mes negalime tenais dirbti, tai yra absurdiškai gera vieta dėl darbai. Čia realiai yra, ką aš turiu omeny, nėra trikdžių. Nes jeigu tu pradėsi gamint lolą viduryje MKIC'o, atsiprašau, bet tu žiauriai nejaukiai jausies. Tu būsi šiknis. Tu būsi realiai šiknius. Bet dėl to tu pasakai, kas kitas 5 kilo gaus, kas kitas goldą pasieks. Tiesiog MKIC'e išsinuomoji kambarį, kad lolą žaisti ant VU interneto. Vienas dalykas, kurio aš protėjau. Aš žinau vieną žmogų, kuris taip darytų, ironiškai manau. Pažįsti žmogų? Tu irgi pažįsti tą žmogų. Ai, čia tas pats žmogus, apie kurį aš galvoju? Taip, tas Mr. P, sakykime, taip. Bubenas. Oi, tu savo. Aš vadinu apie kitą pagalvoju, dar kitą žmogų. Ne, Mr. P. Mr. P? Jo. Aš dar apie kitą pagalvoju. Apie Hearthstone. Gerai, nesvarbu. Tai čia tas pats. Ai, ne. Kažką pradėjai. Aš norėjau, vienas dalykas, kurį aš labai rekomenduoju visiems padaryti, ką aš bent jau padarau, sakyčiau, čia aš dabar pasrauginsiu savo įgą. Kažkoks aš protingas. Jeigu jūs turite naminį kažkokią sistemą, kurios dirbat, ir jūs norite turėti labai rekomenduoju įsirengti darbinę sistemą, grinai skirtą darbui. Pavyzdžiui, ką aš protingai padarau, aš turiu darbinį savo kompiuterį, kuris yra laisvalaikiai, naminė. Ir turiu nešiojamą kompiuterį, kuris skirtas tik tai darbui. Man kuris nėra nieko kito, išskyrus, ko man reikia darbui. Nėra žaidimų, nėra muzikos programų, yra editoriai, yra tekstų editoriai, yra ten postmenai įvairūs programos, kuris yra tiesiog skirtas tik darbui. Yra Linuxas instaliuotas, tai kažką naują instaliuoti šiaip ar taip yra vežys. Tai va, bet net neverta. Viskas, kas yra jame instaliuota, yra grinai tik darbui. Ir tada tavo kompiuteris gaunasi lengvas, patogus ir jis skirtas tik darbui. Kas, aišku, kartais minusas, nes tu negali, pavyzdžiui, palošti lolą, jeigu tu ten esi
kavinėje. Ne, bet tu turi laptopą, darbą turi būti vieną. tam tikro lygį, tu turi būti tam tikram lygiai, kad tu Aš biškai paklausiau, tu laptopą turi darbą ir tada Jo. desktopą laisvalaikį. Jo. Bet mes čia vėl galim paplaginti savo kol kas vis dar neremėję. Tu gali tiesiog atsidaryti ant telefono Legends of Frontera ir tą žaist. Boom. Plugas. Jo, tu dirbi. Remkite mus Legends of Frontera. Dirbi ant laptopą ir tada įsijungi tiesiog modo vėl į laptopą. Nu, čia yra variantas, bet čia jau tada turi būti, turėti valios. Iš vis big brain, aš dirbu ant telefono, žinai. Kalkas laptopas. Programuoju telefoną. Aš nieko neturiu ant to telefono, tik tai ten... Aš nežinau, Photomap. ką tu galėtum dirbti. Photomap. Excel. Tik fotomap turiu mobilaus darbai. Ką jūs Koks tavo darbas yra būt? Ką jūs galvojate apie sesiją? Tarptau, koks jūsų požiūris į sesiją? Nes ar jūs man žiūrės, kad sesija yra... Ar mes galėtume sugalvoti sistemą kažkokią, kuri būtų geresnė negu sesija? Ne. O dalykas, kuris sukeltų mažiau Jo, galėtum tiesiog padaryti kur viską atsiskaitai ketvirtų metų antram semestrą. Ai, ne, tai dar daugiau, yra tokia mega sesija. Giga sesija. Čia jeigu padarytų taip kaip mokyklai realiai. O, tiesiog viską sukeliam į patį galą, žinau, kad pamatysim, kaip jūs... Išskaidė, dabar išskaidė. Kaip jūs 4 metus mokytės. Prisimenat 8 klasėje, ką darė? Ne? Nepasisekė. Bet. A, jūs tipo neatsimenat, ką darėt pirmam kursą, pirmam semestrą, antrą savaitę? Skill issue. Reikėjo ateini- pasidaryti skill solution. Ateini į universitetą, tu išmoksi tiek pat, kiek mokyklai per 12 metų, tik tai savo dalyką, realiai. Jo. Nu, tai šiek tiek, kaip čia, sustumi vieną dalyką, suspauti vieną dalyką, ką tau reikia, ir tada mokytis tą tik tai. Mane visą laiką trikdo, kaip greitai universitete eina visi dalykai. Tai jo, tai labai daug rašina informacijos. Nes šiaip labai daug yra informacijos, jeigu tu bandai kažką nuosekliai išmokžinai. Jo. Detaliau. Man kas yra pagrindinė, ypač su filosofija, kas mane trikdo, yra labai gerai pasakina dėstytoja. Čia yra, aš atėjau, čia buvo šią savaitę, manau, antradienį, nes aš sirgdamas jau, aš visą savaitę sirgau vėl, bet aš vis tiek turėjau 2 kartus eiti į universitetą atsiskaitimams. Jo. Ir aš atėjau, nes galvojau, kad reikės pristatymą padaryti. Jo. Ir tada padeda krūvą lapų ant popieriaus ant stalo ir sako, gerai, pasiimkite ir rašot savo pristatymą į popierių. Ir visi tokie, pradeda išsigasnėti, sako, ir tada kažkas sako, ar mes galim naudotis, ir sako, visko naudokitės, galite knygą naudotis, internetu, savo užrašais, visko. Čia filosofija, aš netikrinu jūsų atminties, aš tikrinu, ką jūs išsinešat iš teksto, ką jūs galite Ką jūs galite išsamprotauti. filosofuoti. Ką jūs galite samprotauti su turima informacija. Jo. Ir man čia buvo realiai, protingas atsiskaitimas, kad egzaminai pagrinde yra atminties tikrinimas. Man tas nepatinka. Ypač dalykams, kurių pagrindinis, ta prasme, mokomas dalykas yra samprotavimo metodas. Nu, čia universitete daug kur yra mokomas samprotavimo, bet tuo pačiu yra dalykai, kur tu turi turėti atmintį, jeigu tai yra dalykai, kurie turi būti daromi greitai. Jeigu tai turi būti greitai, bet jeigu tu, pavyzdžiui, tavo tikslas yra būti, ta prasme, realiai filosofu, tai tu neini kažkur tai, kur tu reikia speed philosophizing. Jo. Tu, ta prasme, čia visa esmė yra, kad tu lavini mąstymą ir bandai samprotavimą savo gerinti. Ir tu pasižiūrėk į kiekvieną rašto darbą, koks citavimų yra sąrašas, nes tu naudojusi daug informaciją. Ir man būtent yra tas dalykas, pavyzdžiui, žodžiniai su planu kažkokie tai atsiskaitimai man yra įdomiausi, nes tu iš tiesų gauni pasišnekėti su žmogum, tu esi pasiruošęs iš anksto, žinai, kam tu šnekė. Jo. Ir tu realiai atlieki būtent tą, ką tave bando Ar išmokyti. taip atrodo, kad yra tos vietos, kur tu gali pats kažką savo pasakyti, o ne tai, kad tik tai ką perskaitai, žinai, tekste. Ne, Iš to, kad tu perskaitai, išvesti savo, žinai. čia visa yra būtent Idėja. esmė, tuo filosofija ir yra faina, nes, pavyzdžiui, netgi rašto darbai. Aš turėjau dabar, kai rašiau rašto darbą, aš prisiminiau, štai filosofija, man nereikia rašyti, kas turėtų būti teisinga, man reikia rašyti, ką aš manau. Ir aš toksai, dabar jau kur kas lengviau, aš galiu tiesiog vapėt, ką noriu. Man tiesiog reikia apžvelgti terminus ir tada aš galiu sakyti, žinot, kaip yra iš tiesų, aš manau, kad yra šitaip. Va, kodėl aš taip manau.
Galiu aš Čia per. Aš pasidalinsiu irgi vienu vertimo būdu. Nemanau, kad čia geras vertimo būdas iškart paskui. Aha. Nėra moraliai geras. O. Etiškai gal. O, Tai, žodžiu, buvo taip ant pirmadienį atsiskaitymą, kad reikėjo atsiskaityti tokio laiko eilutės kurso kolį. Žodžiu, nesugru laiko eilutę, tai tiesiog ten duomenys kinta laikė, va, taip galite įsivaizduoti. Okay. Ir rašėm pratybų, turėjom rašyti pratybų atskaitimą 1,5 valandos. Mhm. Ir mes laukiam dėstytojas jau vėluoja 2 minutėm, jis taip ateina greitai, atidaro kabinetą, sako, nu tai gerai, jūs dabar rašot valandą, tai iš karto geras ženklas, sutrumpino laiką, mes į tokie, what, jau trumpiau negu sakė, sako, tai rašykit, aš jau nusinčiau VMA, ten mūsų tą VU virtualią mokymosi aplinką. ir tada pažiūrėjom užduotis. Ir tos užduotis visai skiriasi, negu per patybą sprendėm. Ir sako, nu štai bus čia labai lengva, žinai, jums. Jis toksai įspėjamas, taip moraliai. Ir aš tik pažiūriu, okei. Iš pradžių galvojau, bus žiaur, taip niekaip nepadarysiu. O tada pasirodė, kad užduotis buvo realiai copy-paste nuo pratybų. Tik tai reikėjo šiek tiek pakeisti pagal save. Tai aš ten greit padariau, viena užduotis buvo ten impossible, tai galvojau, okei, turėtų būti visai gerai. Ta užduotis, kurios nesprendžiu, buvo verta 3 balų, tai galvojau, gausiu ten 7-6, ne? Ir baigėsi laikas ir jis sako, gerai, tai dabar jau uždar tą erą, mes per erą darėm užduotis. Tai uždarykite erą, jūs ten saukit ir aš pasižiūrėsiu, jis ten po vieną žmogų kvietė ir tikrina. Bent jau praeitą kartą. Ir taip pat turėjo būti dabar. Bet dar prieš tikrinant, jis sako, tai gerai, aš dabar liepiu jum užsirašyti, kiek jūs manot, kad jūs gausit į lapelį. Man toks 10. Easy. Too easy. Aš tai pasirašiau, gerai, vienos neįsprendžiu tikrai, tai manau bus 7. Pasirašiau, padėjau lapelį prie klaviatūros, jis taip sakė padaryti, ir tada jis parodė sprendimus tų užduočių, kurias mes sprendėm. Ir galvoju, nu gerai, čia bus sunku, čia tikriausiai. Kokie 5 nusimato. Ir mus visus išvedė iš klasės ir tada pradėjo kvies po vieną žmogų. Ir aš buvau 5 sąraše. Ir kai 4 šie žmonės, nu žinai, aš paklausiu, kaip ten buvo, kaip jiems sekėsi. Ir sako, kad jis pasižiūrėjo į lapelius, kiek mes susirašė ir tiek jis davė. Tai kai kurie buvo tam 5 susirašę, tai jam 5 davė. Oh my god. What the fuck? Ruthless. Čia toks trik buvo, kad tu turi tipo pasikėti savim ir kuo daugiau įrašyti. Realiai, nes tu gausi. Realiai yra šiaip jie protinga, nes tu pats supranti. Tu pats žinai, kiek tu parašėjai. Dar nebaigiau pilnai. Oh my god. Čia yra toksai dar tvistas, kad jeigu tu pasirašy 5 arba mažiau, tai tada tiesiog įrašo tiek, kiek tu gavai, nu, kiek tu pasirašai. Ir viena pana buvo, pavyzdžiui, 2 pasirašys. Tai jie žiūri pasiskai, nes jis kažkodėl sako, nu tai gerai, tu čia visai nieko padarai, jis nieko netikrino, 5 įrašė vis tiek. Tai čia vos netoks minimas buvo 5. Okay. Tada jeigu tu daugiau negu 5 pasirašai, tai tada jis jau pradėjo kažkiek žiūrėti tą užduotis. Jis aišku, ten labai nežiūrėjo detaliai, nes mūsų buvo daug labai, gal 25 kokie, tai jis neturėjo tiesiog laiko, tai jis greit prarašino. Ir tam, pavyzdžiui, tu galėjai gerai būt nepadaręs, bet jeigu jis tavęs paklaus, tai tu gausi vis tiek tą balą kažkiek. Tai, pavyzdžiui, Max buvo pasirašę ten 7 daugumą, tai jis, jeigu tu ten tipo gerai parodai, ką buvai padaręs ir pasirašai 7, tai tada jis tau pridės 1. Aš, pavyzdžiui, buvau 7 pasirašęs, bet man ten su kai kurio biškai nepaėjo paeit, nu, parodyti jam, tai man 7 rašė. Okay. Tai aš patenkintas gan, bet jeigu jis tikrino visus, kurie buvo daugiau už 5 pasirašę, ir tada žiūrėjo jau tos užduotis. Tai aš kai išėjau, aš galvoju, gerai, tipo, hebra, jūs, jeigu mažiau pasirašėt negu 7, tai išplėšiu jums lapelį, žinai, jūs pasirašote ten savo balą, kokį norit, ir tada einat, apkeičiat greitai tuos lapelius, ir tada rodot, kad, pavyzdžiui, ten prieš tai buvo 5 pasirašę, tai dabar jau 7 pakeitėt į tą lapelį iš 5 į 7.
Aha. Tai dabar savo balą pakelė, žinai, vos. Tu taip visiems pasakai padaryti? Nu, aš paskiau visiems, tai kas norėjo, tas pasidarė, žinai. Eiga, sneaky, smooth operator. Vienas kursiokas, 10 pasirašė. jis buvo pasirašęs 5, tai jis paėmė lapelį greitai ir tada į kodą įrašė, kad mano pažymiai 7. Aha. Ir jam užskaitė ir parašė 8. Dar pakėlė. Smooth operator. Pratingai. Va. Bet kad dėstytojai tokia būna pratingai, aš turėjau irgi su to. Čia mes bėgome. Čia toks žiauriai psichologinis buvo jo žaidimas ir jis bandė greitai, žinai, visus perėti, nes jis Jo. atėjo. Tada Jo. patestint mus, kad, tipo, jeigu mes pasitikim, tai mes daug pažysim, žinai. Jo. Jeigu mes neturim pasitikėjimo, tai tada rašysim mažai, žinai. Jo, absoliučiai. Mūsų mylimiausia dėstytoja irgi turi savo tokių niuansų. Tai visų pirma, į kartais paprašo, tipo, užsirašykit, kokį gavot pažymį, jeigu atspėjat pakels vienu. Aha. Ir kitas buvo kartas, kai mokymosi aplinkoje, tai būna uždėtas šitas slaptažodis. Jeigu atspėsi slaptažodį, gausi 10. Ir jeigu vienas kartą atspėjo ir gavo 10, nėra. Ja, aš atsimenu. Nes ji nebuvo keitusi nuo praeitos savaitės. O, ne. Bet tik vienas atspėjo tą. Oi, nu čia jokingai situacija. Ja. Ar jums buvo toks atvejis, kai jūs dėstėte šantažavo? Šantažavo ko, kad tu nusirašėjai ir tam... Jo, kad jis žino, kad tu nusirašėjai. O, Ne. Nėra to. Man yra vieninteliai panašus Ai, atvejai, buvo yra buvę, kad tipo dėstytojas toks atėjo, sako, nu tai iš ko nenorit rašyti? Nes tipo jis toks sakė, jo, aš tiesiog prieš egzaminą tiesiog sugalvosiu klausimus, jums pasakysiu žodžiu, aš net nesirašysiu. Nes pas mus būna tiesiog du atviri klausimai. Tu pasakai toks, nori apie magiją vėl ir žinėti, nori. Nu, gerai, nerašau. Palauk. Ką toliau? Ir sako, ko nenori rašyti? Ir tada sako, nori tolgus rašyti? Ne. Bet tada realiai to nedarė. Ko nori? Gerai, žiūrėk. turim 4 narį. Turime pirmą savo svečią. Ai, gal pasišnekės. Gerai. Bet ne, šiaip šantažavimo kažkokio niekada nėra buvę. Vienintelė man yra buvęs vienas atvejis, kai rašėme pirmam semestre. Karantino metu rašėme egzaminą iš procedūrinio programavimo. Tai buvo labai sunkus egzaminas, iš 100 klausimų, iš 3 dalių. Tai pirma dalis buvo 100 klausimų, tada buvo daravimo Ai, tai čia ta pabaiga, aš gavau 100 klausimų ir viskas. Ne, iš 100 klausimų negalėjai grįžti į atgal. Kenčiau tokių klausimų. Nu. Ir jeigu tu nesakei gerai, bet atsakei, bet spėjai, tau minusuodavo balus. O tai čia kaip kengūrai, ne? Vos ne. Nes kengūrai ten irgi minusuodavo, jeigu parašėjai, bet neteisingai. Tai taip pat įspėjoti buvo bloga idėja. Tai ir žiauriai buvo, ir mes visi rašom. Ir karantinas. Manai, kad kažkas nenusirašė, visi nusirašė. Control čia MVP buvo. Nu, tai mes rašom, aš nenusirašė, nes galvoju, fucking, who cares. Bet pirmas semestras, tai žiškai bijau, bet galvoju, ką jie padarys? Aš jau žinau, čia toks psichologinis triukas buvo. Nu gerai, spėk, ką jis parašo. Baigėsi egzas, praeina diena, ateina kita diena. Jis turi šatą su visais studentais. Jo. Atskiras šatas savo dalykui su visais studentais. Ką spėk, ką jis parašo? Nu, ten matau, kad jūs ten labai gerai gavo, tai tikriausiai nusirašė, žinai, kažkas. Grupiai idėja tokia, ką jis parašo. Aš galėčiau paieškoti, bet aišku reikėtų... Nu, tai gali tiesiog perfrazuoti, ką jis plius minus pasakė. Aš pasižiūrėjau rezultatus ir aš ne tai, kad spėju, aš žinau, kad kai kurie iš jūsų sučiavo. Dabar aš jums duodu vieną iš dviejų pasirinkimų. Jūs arba prisipažįstat ir aš jums nuimu balus tik už šitą vieną dalį, ne už visą egzaminą. Ir jūs galite priduoti savo kitus studentus. Arba... O tai dar išduot kitus gali. Taip, kad mes dišintume. Ir tada kitas sako, arba jūs einate, aš keliu šitą incidentą ir jūs einate bendrauti su manim ir su komisija. Ir žinai, karantinas, visi bijo, visi studentai. Jo, aš tikiu, kad per karantiną jis surinks komisiją, kuri pašnekės su Aš noriu paklausti, kuris šios semestras buvo? Pirmas. Čia vaje, sveiki atvykę į VU.
Eikit nahui. Aš tada toks buvau, ką čia, ką daryti, aš buvau, aš šitą nuo savęs toks fakas sukčiavau. Aš ne tiek daug sukčiavau. Bet pas manęs nesimatytų. Praktiškai aš nenusukčiavau, aš viską pakeičiau, nesimatytų. Ir tada aš buvau, kaip čia daryti. Tada Tu parašai? aš paklausiu savo kitų studentų, sakau, mūsų vienas nibbles. Aš paklausiu nibbles. Ar jis išdavė? Sako, aš parašiau, aš įsidaviau, bet nieko neišdaviau, aš viską neišduosiu kitų žmonių. Ir jis sako, priėmės, viskas gerai. Ir jis sako, nesižinai, ką jeigu išduosiu kitus, jis sako, reikės pakelsiu balą ar kažką, anksčiau pat. Arba tiesiog nenuims balą. Jeigu tu nečini kitus, tai esi žemiausias kokybės. Jo, tas Žemiausias klasės žmogus. kirminas. Jo, kirminas. Kirminas. Parazitas. Tu visą gyvenimą prisiminsi šitą. Ir aš toks buvau, okei. Aš kadangi buvau per pirmam kursą, šoks, fuck it, aš tiesiog paklausiu savo tėvų, kaip gerai. Jis sako, tu sukčiavai? Aš sakau, biški. Jis sako, tada neprisiduok. Tu idiotas? Jie tokie, tu ką? Tu ką man prisiduok, tu ką? Jeigu tu sukčiavai, nėra dėl ko. Jeigu tu sukčiavai, tai tada neprisiduok, tiesiog. Čia tas pats, policija atvažiuoja. Mes žinome, kad jūs pavogėte vieną Kinder surprizą. Jeigu jūs prisiduosite, jums sumažės piniginė bauda. Tavo pasirinkimai. Jeigu tu nevogėjai Kinder surprizą, ar tu pasakysi, kad vogėjai, kad jie nebūtų patenkinti? O jeigu tu vogėjai, ar tu jiems pasakysi, kad tu suvalgėjai Kinder surprizą? Jo, čia. Ne, pareigūnė, aš nevogiau 3 Kinder surprizų, aš tik 2 nuvogiau. Prašau atleisti. Visiškai kitas. Visiškai pakeičia tą prasme. Čia pakeičia nuo first į second. Tiesiog yra įstatymas, kur tu gali vogti 2 Kinder surprizus, bet daugiau negali. Murder manslaughter. Na, tu gali pusę žmogaus nužudyti, bet ne visą žmogų. Tai šitą. Ir aš toks ant Jis buvo vežimėlyje, ar tai skaitosi kaip viso Jis ne žmogus, jis neturėjo kojų. Čia tik pusė Kaip tu žmogaus. žinai kažkokį žmogų, kad tu buvai vežimėlį, atsiskaitosi kaip vehicular manslaughter. Amy Rose, I didn't know she could stand. Anyway. Pala žmogus turi vaikščioti ant 2 kojų, jis nemačiau, kad taip darytų, tai nesiskaito. Tai žodžiu, aš neįsiduodu. Kažkiek įsiduodu žmonių. Nieko nesitinka. Kas galėjo pagalvoti? Ir tada po kiek laiko aš bendrausiu su žmonėmis, kurie irgi studijavo universitete su aukštesnio kurso žmonėmis. Bet ką sakė tau kiti? Jo, ir aš kalbu su kitu studentu. Ir sakai. Ir aš kalbu su juo ir aš sakau, tai jo. Tai buvo toks dėstytojas, jis buvo žiauriai klasas, ar kokį sako, koks jau buvo, koks dėstytojas buvo, sakau, toks ir toks. Jis sako, jis pas mus tą patį darė, tik gyvai. Nes visi sukčiavo gyvai ir aš žinau, kad jis sukčiavo, jis sakė, ne, sakau, klausiu, tu prisipažinai, sakau, ne, jis kaip jis galėjo įrodyti. Ir jis toks, tai jo čia ne tai, kad jis sugalvoja. Jisgi žino. Ir aš tada pagalvoju, jeigu tu žinai, kad žmonės sukčiavo, tavo yra pareiga kaip dėstytojo juos įduoti. Ne, bet žinai, čia kaip pirmo kurso, tiksliau, pirmas semestro studentas tau dar duoda pasirinkimą, žinai, taip sakė. Ne, čia pasakė, bullshit. Man tai iš vis yra keista, kad jis iš esmės sako, kad žino, bet be pagrindo. Jo. Kur, ta prasme, gerai, tu tiki, kad sukčiauja. Yra tiesa, kad sukčiauja, bet kuo tu pagrysi dabar šitą? Nes jeigu tu pasako ne ir tu ties to pasidari, tai reiškia, tu visiškai neturėjai pagrindo tam manyti. Jo, tu neturėjai nieko. Tu nieko neturėjai. Nes kitaip aš sakyčiau, gerai, atsidaryk kanalą, aš žinau, kad tu ten špargalkę įsidėjęs. Jie nežino, bet bando rasti, žinai, kas pasiduos. Grįžtam prie sesijos. Nu, tai čia viskas, va, dalis sesijos, žinai. Viskas, jo, čia buvo dalis. Šiaip sukčiavimas, žinot ką, per koroną ypač, kai buvo lockdownas, Buvo pateisinamas. buvo ypač pateisino, nes studijų kokybė irgi buvo ženkliai kritus. Tačiau tai nebuvo labai stipriai atsižvelgiama per visus egzaminus. Jo. Šiaip atvirkščiai net sakyčiau, buvo iš tikrųjų sunkiau net padaryta per... Buvo būtent sunkiau padaryti, nes tau buvo sunku. Su galėjai iš namų dirbt. daryti su viskuo, su konspektais, tai mums sakė, kad čia šiek tiek pasunkinsim.
Jo, sakė, būdavo visada, ta prasme, skirtumas arba būdavo padaryta sunkiau, nes tu, sakė, nėra prasmės jums neleisti naudotis medžiagą. Tai mes tiesiog dedam sunkiau. Yeah. Su kuo aš netgi sakyčiau, man rodo, čia yra geriausias variantas. Čia yra tikriausiai geras variantas. Arba sako, nesukčiaukit, nors yra labai rimta. Ką aš darysiu? Aišku, aš sukčiausiu. Ką jūs man padarysit? Aš galiu paspausti vienu metu, kad dabar viską matysiu, ką mokiausi. Aš fakei. Arba nespausti. Wikipedia Warrior. Jo. Aš esu Wikipedia Warrior, mano kardas yra Ctrl F. Bet ne, čia buvo be abejonių, kad, ta prasme, sukčiavimas buvo, ta prasme, čia Čia buvo Rampart sukčiavimas ir man labai gerai buvo tai, kad žmonės paprasčiausiai buvo... Mes oficialiai pasakom, mes nesukčiavom. Čia tik tai šiaip. Čia tik tai šiaip, mes šnekam apie tai, ką žmonės darytų hipotetiškai situacijai, jo, kas būtų. Jo. Geriausia, žinai, kas buvo, kas panašu į šantažavimą buvo pas mane, buvo dėstytojas ir jis į VMA visada keldavo tekstus ir vadovėlius ir viską, ką reikėjo skaityti. Aha. Ir gale semestro jis pasakė, žinot ką, aš dabar jums parodysiu kai ką, nes kas savaitę reikėjo perskaityti tekstą. Ir aš jums parodysiu, jis parodė logą. Kiek buvo žmonių atsivertė? Jis parodė logą, kada kokie žmonės atsidarė, parsisiuntė. Va tokius dalykus. Ar jis buvo tuščias beveik? Visų pirma, pamatai, kad tos dienos išvakarėse vienas žmogus buvo praėjęs ir kiekvieną dokumentą atsidaręs bent 3 kartus. Lygiai tas pats žmogus. Okay. Jis skrolino kokias minutę, kad praeiti, kiek tas žmogus vien tik viską buvo praėjęs. Okay. Ir tada pamatė, kokie žmonės kada atsidarinėjo. Ir aš toksai, mano vardas kada neretai čia pasimato. Ne todėl, kad aš skaičiau, bet todėl, kad aš visada parsisiųsdavau. Neblogai. Ir jis sakė, aš ne tai, kad pramesiu jūs, ta prasme, išmesiu jūs iš egzo, bet jeigu aš jūsų neužtektinai matysiu, čia aš jums žeminu balą. Tai gerai, tu dažnai matėsi. Jo, man tai nieko. Aš tai iš vis, man sako, žinot, jūs šiek tiek mažai atėjot, aš jums iš kaupiamoje įrašysiu tik tai 3 iš 4. Aš toks, Pilė, žinai, 3 iš 4. Sėk, bro. Tik tai 3. Kaip gaila. Kaip gaila. Bet tiesiog pasirinkimai 3 arba 4. Ir taip duoda, tu esi tik tai. Ir jo, bet realiai, sako jo, nes jis pradžioj semestro sakė, jo, aš jums labai siūlau, ta prasme, skaityti tekstus ir panašiai. Ir tada realiai sako, aš dabar sutikrinsiu. Aš sutikrinsiu. Ne, bet čia buvo ne tai, kad čia šantažas, kiek čia buvo, jis tiesiog buvo toks, aš pasakiau, kad taip reikia ir aš tada tiesiog išlaikiau, tą Galbūt aš sakau, nes čia panašus jaučiasi, tas šiek tiek toks, ciniškumas. Jo, ne tas. Bet toks, aha, momentų, toks pagavau jūs momentas. Toks, aha. Šiknė, jūs neskaito nieką. Aš vadovėlį parašęs. Savo dalyką dėstau su savo parašytu vadovėliu, kurio neįmanoma skaityti, nes pajabat kaip nuobodo. O, čia standartas. Čia standartas, jeigu yra vadovėlis parašytas, bet žiauriai nuobodus. Grįžtant, prie sesijos norėjau dar pasiminti. Aš kažkaip visat galvojau, kad vienas dalykas, kuris man labai patiktų, bet aš abejoju, ar būtų įmanomas, kad būtų tiesiog dėstomas ne visi dalykai vienu metu, o po vieną dalyką po trumpesnį semestrą. Vos ne. Kad per 3 savaitės išdėstytų vieną dalyką, per kitas 3 savaitės dar kitą dalyką, per kitas 3 savaitės dar kitą dalyką, ir tada visi egzaminai praeitų ir tai pravarytum. Nežinau, čia būtų gerai idėja, bet man kartais atrodo, man patiko. Galėtų realiai tiesiog, manau, vietoj kokių 5 ar 6 dalykų vienu metu būtų tik tai 3 kokie, bet būtų taip sufokusuoti, ten atremti kokius ne taip reikalingus dalykus ir tada praeiti, žinai, tą patį dalyką, taip pat gal net sutrumpint vietą 4 metų 3. Nežinau, būtų geriau. Mano iš vis dar kitas variantas, pailginkite kai kurios kursus iki viso kurso, o ne vieną semestrą. Arba jo. Nes man pavyzdžiui, kad 2 užsienio kalbos, antikinė graikų ir klasikinė lotynų per vieną semestrą išmokti, egzamininio lygio dalykai, be šansų. Aš realiai be sukčiavimo nebūčiau išlaikęs tų dalykų, nes tai anksčiau buvo viso kurso dalykai. Tai anksčiau buvo viso kurso, bet pas mus tiek daug dalykų ten. Šiuolaikinė, naujųjų laikų filosofija irgi buvo viso kurso vyksnis, tiek daug autorių. Jo. Ir mums per vieną semestrą viskas trumpinama.
Ar tu iš vis visų pirma, ar mes galim teikti, kad yra dalykai, kurie vertingesni už kitus? Aš Bet- visada esu moksliniai. labai kritiškas, kai studentai sako, kad tai nėra reikalinga. Aš irgi manau. Yra dalykai, kur taip, kai kurie dalykai yra absurdiški ir tu netgi matai, kad pas mus būtent katedroje tas, kas sudaro studijų programas, yra ypatingai biased savo Jo. dalykams. Ai. Už šitas šiauriai, čia privaloma 100%. Už 10 kreditų, aiškiai 10 kreditų. Ne, pas mus net nėra 10 kreditų. Na, dalykų. manau, tu nesimokai dar kitų dalykų. Tai Aš, ne, tiesą pasakęs, aš studijuoju tik savo discipliną. O, negali būti. Bet aš, ta prasme, aš visada sakau, kuo man techninė patinka sloganas, kad, mes nesimokome savo dalyko istorijos, mes tiesiog darome toj pat tą, ką darom ir mes tiesiog sėdime kaip technobarbarai, kurie žino, kaip daryti, bet nežino, kodėl tai veikia. Nu, jo. Aš šiaip norėjau sugrįžti prie to, kad tik vieną tą semestrą turi studijos, kurios turėtų turėti tam Metus. metus. Ja. Pas mus, pavyzdžiui, buvo vienas dalykas, kuris turėjo netgi 3. Tipo, O, vau. išvestos. Nu, tai matematinė analizė, nežinau, man atrodo, ir O, jo, mes irgi turėjom, bet dalyvis skirtam vieną analizę, antrą ten, čia analizę. ta pati realiai tema, kaip ir tiesiog ištesama. Jo. Šiek tiek pakeičia, aišku, ten, ką nagrinėja, bet yra taip, kad eitų per 3 semestrus, žinai. Ir kiti buvo, man atrodo, dar 3 ar 2 dalykai, kurie tęsis 2 semestrus. Mhm. Tai yra taip, kad sujungia, žinai, bet aš manau, kad ten kiti dalykai tada atsiranda, kurie panašius dalykus nagrinėja, bet tik vieną semestrą jie atrodo visiškai nereikalingi, nes galėjo įdėti tą, kuris anksčiau buvo ir sujungti tą patį, žinai, ir pratęsant 3 metus. Nu, ne metus, o 3 semestrą. Tai tada tiesiog taip įskirsto per daug, man atrodo. Mhm. Jo. Ir dar dalykas, kuris, aš manau, labai praverstų, būtų platesnis pasirenkamųjų dalykų sąrašas, nes kartais tu jautiesi labai įspaustas į vos kelis. Aš, pavyzdžiui, kartą turėjau pasirinkti. Pirmam semestrui turėjau 2. 2. Nu, Ir man reikėjo kažką. pasirinkti vieną. Manos buvo socialinės filos, ne, sociologijos įvadas arba psichologijos įvadas. Rinkės. Nu, čia liūna. Labai liūdna. Ir tada dabar, pavyzdžiui, aš turiu pasirinkti 3 pasirenkamosius. Ir aš iš tų kursų, kuriuos siūlo, jau 3 esu išėjęs. Vienas visiškai nedomina. Ir tada aš galiu rinktis tarp kitų 4, turiu išsirinkti 3. Aha. Ir ten tarp 5 turiu išsirinkti 3. Kažkas tokia. O čia biškai absurdiškai, nes pas mus būna kokie 15 pasirinkamų. Jo, o pas mane max, man rodos, kai buvo kokie 8-9. Nu, jo, čia liūna situacija. Pasirink... Buvo kokie 5 gal, bet ten 2 kokius tik tai pasiemo kažkas, tai jeigu tu pasimsi kažką kito, tiesiog nebus grupė, žinai. Jo. Tai realiai 2 variantai buvo kokie dažniausiai. Nu, pas mus daug studentų, tai pas mus... Jo, gali būti, 200, kad man atrodo, pas mus parpus mažiau nei pas jūs studentų, bet aš manau, kad vis kiek tiek pas 100? pas mus pradėjo kursą 100, Okay, arti 100, o dabar, manos, pas mus yra koks 1,5 tuzinas geras lygis. Tik Pas kokie mus kem? pradėjo kokie Kem? 102, Mhm. dabar liko kokie 9. Pas jūs 102 tik tai? 5 grupės? Aš gal pas jūs 5 grupės po 30 grubiai. 100 PM, gan. 5 grupės po 30? Tai 100 PM. Nu, 100 PM kažkaip. gal Kiek ne po dabar 13, liko? po 20 tada. Kiek dabar liko? 9 kokie, sakyčiau. O, tai Labai visai mažai dabar iškrito liko, pas visai. jūs, dem. Pas mus buvo... Nebuvo taip ilgai, nebuvo taip, man atrodo, kad Pas kažkas tiek. mus buvo virš šiam, dabar liko tram 4 lygtis, ar tram 3. Aha. Pas mus tai Pusė žiauriai iškrito pas atkrito. mus. Ne, bet O čia kiek- taip ir turi kiek pas būti, jūs nes... liko? Ha? Kiek pas jūs liko? Aš, manos, pas mus 20 nebėra. Ai, Buvo Ar 92, man rods, nu. o dabar pas mus yra mažiau 20, mano žmonių. Ai, mažiau 20. Wow, ok. Bet čia labai... 8 procentų. Čia labai natūralu, ta prasme, ne tiesiog žmonės... Bet čia jau daug, kad, pas jūs. kad aš iššlifuoju, kad supranta, kad gal šitas dalykas nelabai jums skirtas, gal jiems nelabai Nelabai įdomu, gal jie tiesiog, Filosofija. gal jie supranta, kad universitetas ne jiems skirtas, gal jiems kolegija labiau arčiau Kuo širdies. anksčiau jie tą išsiaiškina, tuo geriau jie. Tuo geriau jiems. Bet buvo pas jūs, kad- Blogiausia yra tą padaryti, kai tu pačiam galėjai, kai tu, pavyzdžiui, bakalauro rašai ir tu, žinai ką, gal ne.
Gaudė. Tada gal jau kažkaip tai išspaus per 3 dienas tada bakalaurį. Jo, nu kažką. Ir tada eik veikti, ką tu nori. O pas Jo. jų buvo tokių, kad ten pasiliko į praeitus metus dar. Nu, užsilaikė metais. Ne. Nebuvo? Ne. O pas jūs? Universitete nebūna. Universitete būna, kad tu arba Užlaiko metus. būna, Nu, tipo, ne visus dalykus, bet tų, kurių neišlaikai. ai, tai tokių pilna. Bet nebuvo, kad visus metus išlaikė. Ne, tiesiog skolas pasiėmė, Jo, kad tas bet senas dar turi atsiskaityti. Nesimokai tų dabar naujų dalykų. Tu tik tai tą praeitą mokys. Ai, ne. Ne. Nu, gal aš susimaišiau, bet. Nes kaip Čia labai skirtingas atvejis būna, nes jeigu tu skolas turi, tada tiesiog tau prideda tą kursą į tvarkaraštį. Jo, tu ir jeigu turi per daug skolų, tai tave išmano iš universiteto. Suklydau. VU, ta prasme, VU tada čia visiškai nežino nieko. Ta prasme, jie tiesiog sako, tu prasme, nenori Mokytis. studijuoti, nahui. Atsiprašau. Čia? Atsiprašau, važiuoji, lauk. Kodėl Užtenka. čia? Ne. Dabar yra tikrai, turėti skolą nėra stebuklas. Ne. Dabar visiškai yra realistiškiau, kad tu turėsi bent vieną skolą savo visam universiteto laikotarpį, negu kad neturėsi. Ypač jeigu tu studijuoji kokį dalyką, kuris yra STEM, sakyčiau. Ar sutinki? Aš nežinau, ką tu turėjai manyti. STEM yra, kaip ten, sciences. Oi, engineering. aš ypatingai nesutinku. What the fuck? Science, technology, engineering. Jo, Maths. Maths, jo, STEM. Ne, aš tikrai nemanau. Nes tavo esmė, bet koks dalykas turės savo kirvių. Tiesa. Ir visi žmonės, ta prasme, visada bus žmonių, ta prasme, ir tu tikrai aptiksi, nesvarbu, koks tu talentingas esi savo disciplinai, ateis vienas dalykas, kuris tau yra ypatingas kirvis, nežinau. Jo, tai tau neišvengiama, kad tu turėsi kažkokią skolą. Vėlgi, labiau tikėtina, kad turėsi, negu kad neturėsi. Jo, nes aš realiai, pažiūrėjau, skolos išvengiau per visišką atsitiktinumą, kai man kirvis atėjo istorijos filosofija ir man sakė, jo, yra sąrašas 2-4 didžiulės apimties atvirų klausimų ir jūs traukite vieną atsitiktinį, iš kurio rašot. Iš tų 24. Tu mane aš ruošiaus visiems? Ne. Aš pasirašiau 4. Ir ištraukė būtent. Ir aš ištraukiau vieną, kurį aš geriausiai buvau pasiruošęs. Ir aš išlaikiau. Man tas pats yra buvęs karantino laikotarpiu, buvo algoritmų teorija. Ir toks žiauriai kirvinis dalykas, aš žiauriai buvo sunku mokytis, jeigu aš vos išlaikiau nuotolinį sukčiaudamas 5, jeigu ne tas, aš būčiau be šansų. Jo, man tas pats su lotynų, su antikinė graikų, aš be kursiokų pagalbos, viena kursiokė realiai mūsų crash course padarė antikinės graikų kalbos, padarė visą dokumentą, kur visą pagrindinę gramatiką, pagrindinius žodžius, viską buvo sudėjus. Antikinė graikų kalba, jis pamoktas kalbą. Nu, kalba mokyti. Jo? Tai beveik pavadinime kurso yra įrašyta. O, wow. Matematikai šiaip irgi gan daug graikų kalbos. Jo? Jo. Jo, ten yra pagrindinis veikėjas iš 999. Ar 7? Ai, Sigma. Sigma Ball. Sigma Ball. O Sigma mėgstamiausia graikų. Tai viena iš. Sigma, Gamma, Beta. Epsilon. O, Alfa. Alfa labai dažnai beta. Beta. Man taip pat yra. Reiks padaryti šitą. Tie listą graikiškų raidžių. Jo, Alfa kaina Aš čia. esu didžiulis fanas. P yra S. Aš P esu yra S. Omikronas underrated. Tai esmė bad beat here. Ja, gerai, viena. Omega šiaip. Omega, Gerai ta paskutinė raidė, man rods, nusipelnėt. Man patinka Omega mail, tiesiog, jeigu žinau. Omega vėl. Man patinka Omega Verse. Oi, tai, jo, bendrai paėmus, ta prasme, tikrai vienas dalykas, kurį aš labai rekomenduoju susivokti, jeigu planuoju studijuoti, čia dabar perina net ne tai, kad iš sesijos perinam visokius Studijas bendra. Čia pat jo patarimą. duosis. Neprašyti savęs per daug. Ja,
Man čia... Neteikit, jeigu jūs mokėtės gerai gimnazijai, neteikit į universitetą, kad aš mokysiuos 10-tukais. Geras, bet Nes tai Be nėra šansų. realistiška. Be šansų. Ir nepeikit savęs, kad gavote, pavyzdžiui, 5 arba gavote 6. Nes realistiškai minimumas yra tam, kad tai būtų pakankamas kiekis aš informacijos. manau tiesiog geresnė Funkcionuot. nežiūrėti pažymius, o žiūrėti, ką tu nori išmokti ir gauti iš tų studijų. Geriausia žiūrėti, kad tu nori baigti. Geriausias... Ne kaip baigti, o baigti. Geriausias Jo, vos ne priežodis, kuriuo aš vadovaujas, yra, kai tu joji arkliu į šitą varžybas. Niekam nerūpi, kiek comų tu aukščiau savo kliūties peršokė. Svarbu tik, kad tu peršokė nenumetęs tos kliūties, nesulaužęs jos. Jo. Tau tik reikia peršokti. Jo. 5 yra 5% žinių. Tai yra gana neblogai, jeigu suapvalinti mokėsi viską. Jo. Aš šiaip, man atrodo, žinau, kad darbdaviai žiūri, ar tu, tipo, neperlaikinai. Ar neišlaikai kažko. Tačiau jam nesvarbu, man atrodo, ar ta labai... Aš net abejoju, aš atvirai pasakysiu, man buvo tik vienas darbdavys mano gyvenime, kuris prašė mano studijų eilutės. Mhm. Tik vienas mano gyvenime buvo, kuris iš tikrųjų šito prašė. Ir net tada, ta prasme, buvo viskas gerai. Aš nepavadinčiau savęs ypatingai gerų studentų. Mano antri metai buvo, tikrai nepuikus. Ten buvo tragedija. Čia kai tu vos peršokai, kliūtis su arkliu. Jo, ten buvo daug vos peršokimų. Vienas semestras buvo grinai visas vos peršokimai. Man dažnai, kai joji ir tada sugebi vos peršokti. Jo. Džiaugiesi, žinai, kad baigęs. Aš tai šį semestrą iš vis, mano arklys fucking leisgyvis, vos juda, man reikia kažkaip tai jau peršokti. Tavo arklys neklauso. Aš permetu arklį ir iš paskos šoku pats. Tai numetė, tu pats užšokai tiesiog. Tai būtinai turėkite tiesiog omeny, jeigu jūs planuojat studijuoti, galvojat, visų pirma, keletą dalykų. Jeigu nesitikėkite pataisyti tas studijas iš pirmo karto, jums yra tikriausiai 18 metų, kai jūs renkate studijuoti. 19. 19-18. Kai jūs renkatės, kai jūs verčia, kai jūs spaudžia pradėti studijuoti Jo. pats. Nebūtinai, jūs galite norėti. All good. All good, leidžiu. Tipo, žiauriai gerai, kad jūs norit pats, jeigu norit. Tai būtinai, ta prasme, tiesiog nesitikėkite pataikyti iš pirmo karto, jums yra, ta prasme, manyti, kad jūs žinosite, ką jūs norite daryti su savo gyvenimu, kai jums yra net nepraėję geras ketvirtadalis jo dar, realiai. Tai, ta prasme, tiesiog nerealistiška. Ja, visiškai sutinku. Toliau kalbant, man atrodo, kad vėlgi neprašykite savęs per daug. Ja. Ta prasme, tiesiog turėkite omeny, kad pabaigti universitetą jau yra milžiniškas pasiekimas. Pabaigti ten su diplomu, čia yra priežastis, kodėl yra vienetai kas metai, kurie pabaigia universitetą su pagirimo. Ja. Nes tai yra absurdiškai sunkus dalykas, kuris reikalauja, kad tu paukotum nerealiai daug savo laiko, nerealiai daug savo psichologinės sveikatos, fizinės sveikatos ir galimybių. Tai jūs turite visų pirma paklausęs, ar aš noriu, ta prasme, aukoti dabar savo sveikatą tam, kad aš turėčiau diplomą. Ir tada dar reikia pagalvoti, lygiai kaip su mokykla, kažkada tiesiog nusto žmonės klausinėti, kaip tu ten išlaikėjai savo studijas, koks ten tavo diplomas. Taip, tai gali puikiai pasigirti, kad, gavau čia cum laude, cum magnum laude, tasme, Su pagirimu, ne? su pagirimo ir su dideliu pagirimo. Jo, ta prasme, čia fainas dalykas, bet realistiškai darbdavys tavęs neklaus, nes jam rūpi, ar tu turi diplomą, ne kokį tu jį turi. Ir po kiek metų tu pas pamirši, kad tu jį gavai su pagirimu. Tau jau bus pasikeitęs gyvenimas ir tu jau būsi visai kitas žmogus. Ir tuo labiau, jeigu tu gausi magistrą, tai tas pagirimas nelabai rūpi, nes magistras yra daugiau vertas negu bakalauro pagirimo. Ja, įdomu. Tai, ta prasme, tiesiog... Ir labai yra svarbu, nueikite tiesiog į universitetą, jeigu dar finansuojama vieta, tai iš vis, pabūkit semestrą, pažiūrėkit, kaip sekės. Jums niekas neverčia, jūs galite pakeisti. Jūs galite keisti, jūs galite, ta prasme, perstot su dalykais, kuriais stojat. Jūs galite mesti ir eiti profesinę, kas yra žiauriai cool. Aš jūs labai gerbiu, jeigu jūs supratote, kad jums kolegija ar profesinė mokykla yra geriau. Nes paprasčiausiai kai kuriems žmonėms tai yra kur kas geriau. Arba jeigu turit gebėjimus iš karto, galite įdirbti, jeigu jūs turite pasiūlymų.
Jeigu Jeigu jūs esate vienas iš tų, nesveikų žmonių, kurie jau susikūrė, karjerą pradėjo kurti, karjerą arba darbinius gebėjimus būdami mokykloje, tai ko jūs laukiat? Kol dar galit. Nėra geresnio dalyko, geresnio mokytojo, negu tiesiog praktika gera. Taip. Ir Tu gali perskaityti 100 knygų universitete, bet jie nepakeis tiesiog realistiško darbo Jie turės įdirbio. advantage'ą, nes jeigu jau pradės po mokyklos dirbti, tai jie turės 2 metų patirtį, kai tie 3 kursiai ir 4 kursiai, žinai, ieškos darbo ir jie turės Geras patarimas. 2 metų. Jeigu jūs studijuojate dalyką, kuris, kaip čia, tame standartinėme viename iš dalykų, jeigu taip logiška, vėlgi. Standartinis, kur visi sako, tam daktaras, medicina. Jeigu jūs studijuojate dalyką, prie kurio jūs galite lengvai prijungti kažkokį tai praktinį užsiėmimą. Jo, gal tai geriau būtų. Aš nežinau, kaip kitaip įsireikšti. Tarp, kur, ta prasme, labai aiškus karjeros kelias, ne? Jo, jums bent jau aišku. Jo, tai pradėkit kaip įmanoma anksčiau tą darbą, aš rekomenduoju. Nes jeigu jūs galite vasarą, tiesiog po pirmą semestrą jums pavyktų gauti praktiką, kažkur eiti, kažką daryti, kažką žiūrėti, tai tiek atsidės, nes ateityje jums tiek pagelbės, nes jos yra vertingos. Atrodo, kad jeigu tu kažką padarei, jau yra bet kokia patirtis, kad ir kokia mažai yra, tai jau yra kažkas. Bet lygiai taip pat čia dar kitas dalykas, jeigu jūs laisvalaikiu kažką darot, į ką jūs įdedat daug darbo, nenuvertinkite to. Tai lygiai taip pat tą irgi dėkite CV, kaip aš irgi buvau sakęs žmonė, dėkite savo D&D sesijų planavimą į CV. Nes, ta prasme, jeigu tu sugebi išlaikyti, kad ir 10 sesijų, paruošti jas ir išlaikyti dėmesį žaidėjų, čia yra žiaurus asetas tavęs kaip žmogaus, kad tu gali sukurti kažką tais ir tą tęsti 10 sesijų. Tu gali pristatymus geros daryti. Tu gali marketingą daryti, nes tu palaikai žmonių dėmesį 10 sesijų, kurios kiekvienas yra po 3-4 valandas. Komandą organizuoti dirbčiau labai geras pliusas, nes ką aš pasižiauriai. Va būtent, ir tu jau sugebėjai savo laisvalaikį išsukti į savo darbinę kažkokią patį. Viską reikia tiesiog mokėti pasukti. Yra mokėti dirbti su kitais ir mokytis. Jo, ir vienas pasiūlymas. Jeigu jums reikia biškį save pagražinti, jeigu taip reikės, kai jūs suksite kažkur į darbą. Jo, kai kalbėsit. Tai gražiai iki tokio lygio, kokio gali pasiekti. Jo. Tarp nėra nieko blogo pasakyti. Jo, aš galiu tą padaryti, jeigu jūs iš tikrųjų galėsite tą padaryti vėliau. Jo, ne, visada gražinkit, nes visi gražina. Jūs einate į konkursą su žmonėm, kurie gražina labai akiplėšiškai. Jo. Ir jūs turite su tuo, gražinkite, bet būkite atviri. Būkite nuoširdų su savo gražinimu. Jo. Aš sakyčiau taip, aš galiu parašyti, ten 15 tekstų per savaitę. Aš galiu, ar aš tą daryčiau? Ne. Bet gali, jeigu reikėtų, jeigu pradėtų versti, jeigu būtų spaudimas, tai būtų įmanoma. Jeigu tai būtų, one-off kažkoks tai dalykas, kad man reikia padaryti užsakymą tokį, aš galiu jums tą suteikti. Aš tikiuosi, to niekada neprireiks, bet tai yra dalis mano gebėjimų. Tai yra įmanoma. Taip pat, kaip bodybuilding competition, be steroidų. Tau būtinai reikia steroidų kažkiek. Kažkiek, jo. Kad ir anabolinių ar natūralių, abudu tinka, bet reikia kažkokį. Reikia. Tai čia mūsų tokie maži patarimai. Čia mūsų patarimai bendri. Juliau, ar galėtum padaryti honors, išvesti mus iš šito epizodo? Žinoma. Mieli klausytojai, jeigu jūs mūsų klausote per YouTube, komentuokite, replikuokite, visur dėkite liuksai, komentarai, prenumeruokite. Paskambinkite skambutį. Paskambinkite man į telefoną. Sekite mus per Spotify, per YouTube, per Xer. Būtinai per Google Podcast. Studentas, ar ne? Jo, ar jūs planuojat student? Ką planuojat studijuoti? Aš jums neatsakysiu, garantuoju.
Sekite per Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sakėm, YouTube. Gmail. Rašykite mums į mailą, rašykite mums į LinkedIn, jeigu turite mums darbo Galite pasiūlymų. siūsti žvirblių su paštiniu karveliu, jeigu norit. Jo, mūsų taip pat yra prijungtas faksas, nes mūsų redakcijai taip pat neandertaliečiai dirba, kurie vis dar su mamutais joja į darbą, tai... Bet ne, mes jūsų lauksime kitą kartą. Aš nežinau, kada mes kitą kartą įrašysim, nes artėja kalėdos. Na tai gal dar spėsim vieną padaryti epizodą prieš Gal ar spėsime padaryti vieną epizodą, bet artėja sesija ir kalėdos. Tai mums šiek tiek užsidaro mūsų laikas. Gerai. Ačiū Jums labai klausytojai už Jūsų laiką. Tikiuosi, kad Jūs gerai praleidote šitą laiką, kurį įdėti į šitą epizodą. Ir mes su Jumis susitiksime kitą savaitę. Iki kito karto. Viso gero. Viso.